Hei, sveiki, darau YouTube, nes visi daro. Praeitų metų vasarą advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė pasakė kalbą, kuri buvo, Esame liudininkai gimstančios naujos tvarkos. Nuo AstraZeneca skiepo Europoje vidutiniškai miršta 1 iš 100 000 paskiepytų. Pamiršome net kertinius valstybės teisės aktus. Šiandien segreguojami vieni, rytoj bus segreguojami kiti. O jo, atsiprašau. Leva. Ši kalba Vėgėlė padarė visoje Lietuvoje žinomų advokatų tarybos pirmininku ir buvo peržiūrėta daugiau nei 800 000 kartų. Oficialus advokatų tarybos Facebooko tinklapis kalbą ištrynė, bet jie persidalino ekspertai EU, tai turim bent šitą. Tai nebuvo standartinis advokatų susirinkimo žodis, kaip po to sakė patys advokatai. Vėgėlė išreiškė savo asmeninę nuomonę, bet ne laiku ir ne vietoje. Bet iš tikro nėra laiko ir vietos, kai šita kalba skambėtų gerai. Čia toks labiau ne laiku, ne vietoje ir turinys hujovas. Čia tas pats, kas per močiutės laidotuvės visiems siūlytum investuoti į kriptovaliutą. Gaila Albinutės, bet jos paskutinis noras buvo, kad mes visi investuotume į Dogecoin. Buvo šiaip labai daug vertinimų kalbos, bet nieks jos normaliai neišanalizavo. Iki dabar. Mėly advokatai, gerbiami svečiai. Kol kas gera kalba 10 iš 10. Esame liudininkai gimstančios naujos tvarkos, kurioje pasaulio nacionalinių valstybių elgesio modelius pradeda diktuoti tarptautinių organizacijų ir verslo struktūrų konglomeratas. Labai greitai nuo labą dieną pereiname prie dėl visko kaltas Sorošas. Ar neturėtų būti ekstra laiptelių tarp pasisveikinimo ir kad viską valdo driežažmogiai? 2020 metais viskas pasikeitė. Tik kelios išsivysčiusios pasaulio valstybės nesivadovavo pasaulio sveikatos apsaugos ministerijos, taip aš ją įvardinu, siūlomo pandemijos reguliavimo modelio. Tarkim, Švedija. Pala, tai kame čia bėda? Pasaulio sveikatos organizacija teikia rekomendacijas. Dauguma valstybių jomis vadovavosi, Švedija nesivadovavo. Čia yra klasikinis pavyzdys, kaip veikia rekomendacija. Vieni klauso, kiti neklauso. Ir Vėgėlė tada, matot, viską valdo pasaulio sveikatos organizacija. Nors jis pats parodo, kad nevaldo, nes ne visi jos klauso. Jau 2020-aisiais baimės dėl gyvybės ir sveikatos emocija buvo tokia galinga, kad leido pajudinti iki šiol nepajudinamas asmens teisė į gyvybę ir teisė į asmens neliečiamumą. Baimė dėl gyvybės ir sveikatos. Ne pavojus, ne rizika susirgti ir numirti, o baimė. Nes, žinot, kažkas čia mus prigazino, pasaulio sveikatos organizacija, konservatoriai. Visiems yra žinoma, kad bet koks medikamentas gali sukelti šalutinį nepageidaujamą poveikį sveikatai. Kas čia? Aš užuodžiu prieimą prie skiepų žalos. Štai Europos vaistų agentūra skelbia, kad nuo AstraZeneca skiepo Europoje vidutiniškai miršta 1 iš 100 000 paskiepytų. Ne. Taip Europos vaistų agentūra neskelbia. Čia yra melas. Vėgėlė meluoja. Vėgėlės kepurė dega. Nežinau, kaip dar įsireikšti. Tuo metu, kai Vėgėlė sakė kalbą apie tai, ką sako Europos vaistų agentūra, Europos vaistų agentūra iš tikro sakė, kad 1 iš 100 000 paskiepytų asmenų susidaro neįprasti kraujo krešuliai. Tikimybė mirti nuo COVID vakcinos yra 1 iš milijono. The rate of death due to the vaccine or serious events due to the vaccine is exceedingly low, less than a 1 in a million. If you're infected with a virus, you face a 1 out of 100 risk of death from the virus. If you're given the vaccine, you face a 1 in a million or less chance of death from the vaccine. This is a no-brainer. Nuo 2020 metų gruodžio 14 dienos iki 2022 metų balandžio 11 dienos jau buvo sunaudota 565 milijonai dozių vakcinų nuo COVID. Per tą laiką buvo gauta 14,5 tūkstančių pranešimų apie mirtis po COVID skiepo. CDC ir FDA specialistai išanalizavo pranešimus ir nustatė, kad COVID skiepas sukėlė 9 mirtis. 9 mirtis po 565 milijonų vakcinų dozių nėra 1 iš 100 000. Tai čia tikriausiai kas antras miršta nuo skiepo. Tuo tarpu UKU sveikatos priežiūros institucijos nustatė, kad
skiepas nesukėlė nei vienos mirties. Beje, aš tiek remiuosi britiškais duomenimis, nes juos labai mėgsta Vėgėlė. Suprantat, jam lietuviškai blogai surinkti, tai jis remiasi britiškais. Labai daug žmonių yra mirę valandos bėgyje po to, kai jie paglostė kačiuką. Ar tai reiškia, kad kačiuko glostimas sukėlė šias mirtis? Ar galbūt žmonės, kurie yra mirties patale, labiau linkę glostyti kačiukus? Todėl yra svarbu nustatyti priežastinį ryšį tarp A ir B. Iš pradžių tyrėjai surenka duomenis ir tam naudojamas duomenų rinkimo sistemos kaip VAERS ar Yellow Card. Šiose sistemose registruojamas kiekvienas atvejis, kai po A skiepo atsirado B žala. Tuomet tyrėjai pradeda nagrinėti konkrečias bylas, peržiūri mirusio žmogaus ligos istoriją, kokia buvo šiaip jo sveikatos būklė, kaip vyko vakcinos administravimas. Jeigu nustatoma, kad žala negalėjo atsirasti dėl nieko daugiau išskyrus dėl administruoto skiepo, tuomet jau yra nustatomas priežastinis ryšys tarp skiepo ir žalos. Jeigu jūs tikite sąmokslo teorijomis, tai jokie duomenys ir jokia analizė jums nepadės, nes visą laiką galima sakyti, kad duomenys išgalvoti, čia analizė blogai atlikta. Visą laiką jūs galite remti savo fantazijomis, ką beje daro ir Ignas Vėgėlė. Gaila, kad dėl propagandos prarandame tikras žinias. Nematyti informacijos apie liūdną 22-osios pasaulio raketės istoriją, kuris ką tik Sidnėjaus parašyta blogai. Sidnėjaus lauko teniso ATP turnyre paliko aikštelę dėl negalėjimo normaliai kvėpuoti. 22 pasaulio raketė pasakė, kad jam po COVID skiepo blogai ir Vėgėlė aišku turi tikėti. Vakcinos visoms amžių grupėms padidina apsaugą nuo sunkios ligos eigos. Sunkios ligos eigos. Skamba kaip vidutiniškai talentingo reperio daina. Omikronas taip, lengvesnis COVID variantas, bet ir jis yra kur kas pavojingesnis neskiepytiems nei koks standartinis gripas. Ir aš čia remiuosi UK National Health Service duomenimis, nes žinot, britiški duomenys labai patikimi. Netinka britiški, galima amerikietiškų. Vėgėlė dažnai sako, kad ir skiepyti ir neskiepyti asmenys vienodai nešioja COVID užkratą. Scientific American sako, kad skiepyti asmenys kur kas rečiau užsikrečia COVID-u. Daug rečiau jį ir nešioja, nes rečiau sergi, rečiau nešioji. Tokia paprasta matematika, net advokatas turėtų suprasti. Lietuva Europos vaistų agentūrai pranešė apie 4560 asmenų, kuriems kilo šalutiniai poveikiai nuo skiepų. Ar čia geriausia, ką Vėgėlė rado? Kaip advokatai sėdėjo ir klausėsi šito? Jie maždaug nuo skiepo tik 4500 žmonių skundėsi. Aš tiek žmonių padėjau atleisti praeitą savaitę. Vertimas skiepytis, sudarant neigiamas, kartais ir nepakeliamas socialinės, ekonominės ir finansinės sąlygas asmeniui, pavyzdžiui, kas keletą dienų savo sąskaitą testuotis, kai vieno testo kaina sudaro kartais net 7/7 ir 6/6 atlyginimo, yra prievarta. Nuoma už butą tada irgi prievarta. Mes realiai visi gyvenam baudžiavoje, chebra, pabuskit žmonės. Tokio prievartinio mechanizmo nauda - sumažinti spaudimą sveikatos apsaugai. Tai Vėgėlė tiki, kad skiepai padeda išvengti ligoninės. Tai papildomų ligoninių lovų COVID pacientams užtikrinimo būsimieji kaštai. Išvengimas tų būsimųjų kaštų ir yra šios prievartos nauda. Argumentas, kad kitiem ligonėm neliks vietų, nėra nieko pagristas. Turime finansiškai stiprią valstybę, turėjom daugiau nei metus, kad sukurtume papildomas pajėgumus, papildomas lovas COVID pacientams. Miršta 4 iš 10 pacientų, kurie patenka į reanimaciją. Papildomos lovos negelbsti, jeigu nėra vakcinų. Papildomos lovos padeda patogiau numirti. Ir aišku, ne lovose čia problemuksas. Lietuvoje labai trūksta medikų. Tu per pusę metų gali pripirkti daugiau deguonies aparatų, bet negali pridaryti daugiau gydytojų ir slaugytojų. O Vėgėlė be like. Ar kas palygino šios papildomų covidinių lovų kaštus su pabėgėlių namelių nuomai skirtais daugiau nei 700 milijonų eurų? Kiek papildomų lovų už šią įspūdingą sumą galima sukurti COVID ligonėms? Vėgėlės siūlymas yra už 750 milijonų eurų pertvarkyti visą sistemą, kad tik tais jam reiktų skiepytis. 2021 metais sveikatos apsaugai skirtas biudžetas buvo toks. Pagal Vėgėlę, jeigu šis biudžetas būtų buvęs 3 milijardai 400 milijonų eurų, mums nebūtų reikėjęs skiepytis. O kodėl tuomet visose tose valstybėse, kur sveikatos apsaugos sistema yra kur kas labiau išvystyta,
Pavyzdžiui, Vokietijoje žmonės vis tiek buvo, naudojant vėgėlės retoriką, verčiami skiepytis su visokiais tais skiepų pasais. Ar Vokietija irgi pritrūko 700 milijonų eurų? Ar čia yra kažkoks stebuklingas skaičius, kur numeti bet kokią problemą ir ją iškart išsprendi ir tik vienintelis vėgėlė žino? Plemba, hebra, aš galėjau nesiskiepyti. Aš vis dar nesiskiepiau, nes manęs niekas neprivertė, nors tai ir buvo privartinė sistema. Bet aš galėjau lengviau nesiskiepyti. Nenoriu, kad šie sakiniai būtų netinkamai suprasti. Skiepų nauda dideliai daliai asmenų yra akivaizdi. Tiesa, kad šimteriopai daugiau žmonių miršta nuo COVID nei nuo skiepų. Wow, ačiū. Tik ne šimteriopai, nes nuo COVID žmonės iš tikro miršta. Skiepytis ypatingai svarbu 65 metų ir vyresniems asmenims, rizikos grupėms. Ne, svarbu skiepytis visiems, nes tą sako aukščiausio lygio specialistai visame pasaulyje. Pabrėžiu, kad kalbu apie prievartinį skiepimo mechanizmą, kuris įpareigoja skiepytis nepaisant asmens valios, kuris bijo dėl skiepų pasiekmių jos sveikatai ir gyvybei. Išties baisus prievartinis mechanizmas, kur arba gauni nemokamą skiepą, arba pusę metų negali nueiti į Akropolį. Va čia yra tikroji prievarta. Kiekvienas asmuo turi priimti sprendimą dėl intervencijos į jo kūną savarankiškai, o toks sprendimas turi būti informuotas. Vėgėlei informuotas sprendimas yra kaip pats pasigūglinį atsakymą. Žiūrėkit, 9 iš 10 sako vienaip, bet tas vienas, kur sako, man labiau patinka, ką jis sako, tai aš jo klausysiu. Ta sako tarptautinė teisė, ta sako ES teisė, ta kalba ir nacionaliniai teisės aktai. Čia kai negali niekaip pagrysti savo pozicijos ir sakai, tai čia viską pažeidžia įstatymus, visus ten principus. Aš nesu tau kažkoks įstatymų mokytojas, kad pradėčiau įstatymais konkrečiai sakyti. Atsimenate Matuko istoriją. Pagal kaštų ir naudos metodą nebuvo verta nieko keisti, jog ekonomisto požiūriu vieno vaiko gyvybė te reikštų kelis šimtus tūkstančių eurų galimą naudą valstybės biudžetui, jeigu ir tiek. Vėgėlė sako, kad ekonomistai nenorėtų uždrausti smurto prieš vaikus, nes neapsimoka. Bet realiai nėra nei vieno ekonomisto, kuris sakytų, pagal kaštų ir naudos metodą vaikus reiktų pyzdinti vis dar. Tenka apgailestauti, kad humanistinė vakarų civilizacijos raidą keičia utilitaristinė. Čia kaip prieš 2 dienas pirmą kartą išgirdai terminą utilitarizmas ir nori labai panaudoti, nors nelabai žinai, ką reiškia. Teisininkų saugoma vakarietiška individo teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis grįsta visuomenė keičia kaštų ir naudos pagrindų grįstas ekonomistų propaguojamas gyvensenos arba sutarimo modelis. Ačiū teisininkai, kad saugot mūsų visų teisės. Aš kažkaip galvojau, kad mūsų teisės garantuoja konstitucija. Baigi teisę, iškart tampi visuomenės prezervatyvų. Pala, koks dar yra žodis prezervatyvui? Teisininkų humanistų. Teisininkai humanistai ten, kur viens kitų 2 vyrai, baig iš savo gandarizmą čia, Vėgėliau. Teisininkų humanistų liūdėsių šiame visuomenės modelyje galima pateisinti ne tik intervencija į galimas riboti žmogaus teises, asmens teisę į privatumą, susitikimų laisvę ir taip toliau, susirinkimų laisvę ir panašiai, bet ir prigimtinės teises, tokias kaip gyvybė, tokias kaip asmens neliečiamumas, kurias buvome įpratę laikyti neribojamomis ir neliečiamomis. Ta iki šiol mums liudija konstitucija. Jo, ten konstitucija, kiti teisės aktai, pasiskaityk pats, pasigūglink. Realiai Vėgėlė remiasi bendrais principais, nes jis neturi konkrečių argumentų. Gerai, atsiverčiam konstituciją. Ten iš tikro rašoma, žmogaus asmuo neliečiamas. Bet tai nieko nereiškia. Mes visi esame lietę žmogaus asmenį. Ar tai reiškia, kad mes visi pažeidėm konstituciją? Konstituciją reikia aiškinti. Ir tą daro Konstitucinis teismas, kuris yra pasakęs, asmens neliečiamumo kaip teisės saugomos vertybės turinį sudaro fizinis bei psichinis neliečiamumas. Tai reiškia, kad įstatymai turi užtikrinti, jog žmogus bus saugomas nuo bet kokio nepagrysto išorinio valstybės, valdybių institucijų, bla 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 bla, poveikio gyvybei, sveikatai, fizinio aktyvumo laisvei ir taip toliau. Raktinis žodis čia, jeigu nepastebėjot, kai pabrėžiau, yra nepagristo kišimosi. Pagristas kišimasis į žmogaus asmenį gali būti atliekamas ir dažnai yra atliekamas,
nes mes žmonės į kalėjimą uždarom. Rimtas teisinis klausimas yra, ar pandemijos valdymo priemonės yra tas pagristas kišimasis. Ir čia padėtų, jeigu koks nors, nežinau, teisės profesorius pateiktų kokius nors teisinius argumentus, motyvuotų, remtųsi teismų praktiką, pateiktų konkrečius pavyzdžius, o ne svaigtų apie tai, kad pandemijos valdymas pažeidžia visas teisės. Čia tik mano nuomonė, žinot, aš ne advokatas, aš nežinau, kaip reikia teisiškai motyvuoti. Bet Vėgėlė irgi nežino. Teisės studentai, kurie paklausė Vėgėlės kalbą, tikriausiai tapo blogesniais teisininkais. Žmogaus teisės ir laisvės tampa utilitarizmo įkaitės. Kuo jis dažniau kartoja žodį utilitarizmas, tuo man labiau atrodo, kad jis nežino, ką reiškia utilitarizmas. Utilitaristinio. Pagal utilitarizmą. Utilitaristinė. Ne apie kančias ir išgyvenimus čia kalbam, kai kalbam apie mirties kainą. Skaičiuota buvo labai paprastai. Nesukurto BVP valstybei. Atėjo ekonomistai pas Šimonytį, sako, padarė modelį, tai mirs daug žmonių nuo COVID-o, o tai BVP pakenks. Šimonytė tokia, dėl žmonių mirčių akivaizdžiai mums pochui ir visi, bet BVP reikia gelbėti, tai davai naudojam pandemijos valdymo priemonės ir utilitarizmą. Jei anksčiau valstybės valdyme būtinai pasiteldavome teisininkus, tai šioje pandemijoje simptomiška pasitelkėme ekonomistus ir medikus. Vėgėlei nepatinka, kad valdant pandemiją buvo pasitelkti medikai. Aišku, jam nepatinka, nes medikai yra už skiepus. Štai ES teisė ir nacionaliniai įstatymai draudžia be asmens sutikimo rinkti ypatingus asmens sveikatos duomenis, o nutarimu nuspręsta įpareigoti darbdavi tokius duomenis rinkti. Nutarimais reguliuojame tai, ką Konstitucinis teismas sako, kad turime reguliuoti tik įstatymais. Ir turim pirmą teisinį argumentą. Įdomu, ką į šį argumentą atsakytų koks nors kitas teisininkas. Valstybės nutarime dėl duomenų apsaugos yra pasakyta labai aiškus dalykas. Tai yra nustatyta, kad kontrolę lankymus atliekantis asmenys gali tik peržiūrėti duomenis. Draudžiama jiems juos yra rinkti. Tai šituo atveju aš taip pat nematau pažeidimų jokios asmens duomenų apsaugos reguliavimo. Vėgėlė tiesiog rėkia, kur tipo, viskas pažeidžiama. Ir tada ateina tikri teisininkai ir jie maždaug tokie, ne, viskas nėra pažeidžiama. O teismo posėdį irgi taip lengva būti advokatu, tiesiog nueini ir meluoji. Beleką sakai ten, konstitucija, institucija, ten pasitikrink pats teisėjau. Viskam prieštrauja mano klientas teisus, tu duchas. Šitą pėsčio. Pametame ir pačią teisę. Nacionalinius teisės aktus, eilę tarptautinių, eilę ES teisės aktų. Grinai vis teisės ten pažeidžiamas. Lietuvos, paukščių tako galaktikos teisė, žiurkių teisė, pažeidėm žiurkių teisę. Individo teisės ir laisvės užgožiamos valstybės galios. Dėl labai paprastos, pabrėžiu, ir labai formalios padėties, ir mes teismuose įpratę girdėti formalias priežastis neretai. O ta formali ir paprasta priežastis yra ekstremali padėtis. Ok, čia svarbi vieta. Vėgėlė sako, kad pandemija buvo formali priežastis skelbti ekstremalią padėtį. Jis tam tikrą prasme neigia tai, kad pandemija kelia pavojų, nes jeigu iš tikro keltų pavojų, tai būtų reali priežastis skelbti ekstremalią padėtį, o ne formali. Formalumas yra sakyti, mažut, aš su ta merga nemiegojau, nes iš tikro tu tikrai su ją nemiegojai, tu su ją pisaisi. Pagal formalumą tu esi teisus, bet tavo veiksmų turinys nesikeičia. Vėgėlė sako, kad vyriausybė pasinaudojo pandemiją kaip pretekstu, kad galėtų paskelbti šitą formalę, ekstremalią padėtį ir mus visus galėtų pisti be jokių pasiekmių. Tai realiai yra tokio pat lygio propaganda, kokią skelbia įvairūs antivalstybininkai, tik įpakuota į tokias gražesnės formuluotės. Ai, nieks COVID nedaro, valdžia tik žmogų nori užgniaužti. Jo, ten seniukai miršta, bet jam pajabat, jis tiesiog nenori skiepytis. Šioje situacijoje visai visuomeniai viltis liekame mes. Vilties nėra. Esame stipriausia teisininkų bendruomenė, puoselėjanti giliai įsišaknijusi humanizmo pradą. Ką advokatai puoselėja, tai alkoholizmą ir nesantokinius santykius su sekretoriam. Man tą sakė 22 pasaulio raketė, dusdama nuo COVID skiepo. Daugumos advokatų darbo valandos yra baisios, jie neturi laiko niekam daugiau tik tais 3 dalykams. Eiti į darbą, kalti šaibas ir bandyti neišpist sekretorės. Neskirstykime žmonių išsimokslinusius ir tamsuolius. Žinot, kas skirsto? Advokatai
Tam, kad taptum advokatu, tu turi išlaikyti advokatūros egzaminą. Kodėl tiesiog žmogus nuo gatvės negali nueiti į teismą ir advokatauti? Kam tas skirstimas? Kam ta segregacija, Vėgėliau? Šiandien segreguojami vieni, rytoj bus segreguojami kiti. Galimybių pasas pusėj metų sukėlė nepatogumų žmonėms, kurie pasirinko nesiskiepyti. Ar mes sakom, kad žmonių pasirinkimai neturėtų turėti pasekmių? Baudžiamasis kodeksas nesutinka. Nepasitikėkime įvairiais oksimoronais. Nežinau kaip su oksi, bet yra vienas moronas, kuriuo nereiktų pasitikėti. Skatinkime suprasti skiepų naudą moksliniais tyrimais. Atvira statistika, kurios trūkumas sukuria nepagristas baimės, kurios trūkumas sukuria įvairias sąmokslo teorijas. Ne, tu čia sukuri nepagristas baimės ir sąmokslo teorijas. Tu, kur Vėgėlė žiūri į veidrodį ir mato galimybių pasą. Čia tavo bėda. Čia, kodėl mes turim kentėti nuo tavo bėdų? Būkite visi sveiki. Taigi, kokios reakcijos už tokią kalbą Vėgėlė sulaukė iš advokatų bendruomenės? Drungnos. Jūs esate advokatų tarybos narys, jūs sakote, kad asmeninė tai buvo nuomonė, taip sureagavo advokatai ir ne vienas jų pasakė viešai, kad tai buvo asmeninė nuomonė. Turim pabrėžti, kad visgi tai yra asmeninė nuomonė. Buvo netgi advokatai, kurie pritarė Vėgėlei. Aš suprantu prievartą plačiau. Po šitų žodžių supranti, kad pasimatymas nepaėjo. Pirmiausia, tai Igno Vėgėlės kalba tai buvo reakcija. Reakcija į vykdomą politiką, kuri neišvengiamai susijusi ir su teisė, nes politika vykdoma teisiniam priemonėm. Politika yra pasirinkta tokia, sakyčiau, gąsdinimo, bauginimo ir tą žodį nesinori vartoti, bet aš jį pasakysiu prievartos. Skirtingai negu kitose šalise, pavyzdžiui, Švedijoje. Daugiausiai Vėgėlė kritikavo net ne advokatai. Buvęs Konstitucinio teismo teisėjas profesorius Sinkevičius gerai padegino žuviuką Vėgėmo. Tai jau ką mes išgirdom toje kalboje? Mes nieko naujo neišgirdom. Tai, kas nuskambėjo kalboje, mes girdėjome Vingio parke šeimų maršą, mes girdėjome prie Seimo pakartoti Gražulio, Kepenio, Celofano, Strauskaitės ir visų tokių veikėjų žodžiai. Bet daugiausiai buvo... Turim pabrėžti, kad visgi tai yra asmeninė nuomonė. Taip, visi turi teisę į savo nuomonę. Klausimas yra, ar tau zaibys, kaip jis tą savo nuomonę išreiškia. Taip ir šitoj kalboj, kai mes girdime apie gimstančias naujas tvarkas, apie konglomeratą tarp valdžios ir verslo ir panašius kitus dalykus, tai žodžiai, kurie yra, tokie, sakyčiau, labai aštrus. Šiandieną vyksta konsultacijos tarp advokatų tarybos narių ir vėlgi yra įvairių nuomonių, kaip ir bet kokioj kitoj demokratiškoje organizacijoje, taip ir ten. Ir aš manau, kad artimiausių metų jūs išgirsite bendrą poziciją. Ėjo mėnesiai, Vėgėlė sakė vis baisesnius dalykus ir advokatai toliau sėkmingai tylėjo. Kas yra gana keista, nes Vėgėlė kėsinosi į jų mylimiausią dalyką – šaibas. Citata iš Vėgėlės įrašo Facebook'e. Ar dar kyla abejonių, kad kovos su pandemija didelė dedamoji, o gal varomoji jėga yra verslas? Versle kaip versle. Svarbiausia – pelnas. Advokatas, kuris nemėgsta verslo. Čia kaip pedofilas, kuris mėgsta tik tais savanoriškus lytinius santykius su suaugusiais. Nelabai tokių yra. Pasak Vėgėlės, verslas tai yra amoralūs pinigų siurbliai, kurie tik maksimizuoja savo pelną. Iš to seka, kad advokatai, kurie atstovauja įvairius konglomeratus, tiesiog prisideda prie šios problemos. Jie tik įgalina tą neetišką verslą ir iš to dar patys kraunasi pinigus. Ir visą tai Vėgėlė sako advokatams per advokatų tarybos suvažiavimą ir visi tik links ir maždaug jo, teisingai blogas verslas. Verslas tavo mamai žiurknuodžių sausainius parduos, kad tik tais uždirbtų šaibų, o advokatas jį gins. Vėgėlė man toks biški yra kaip advokatų Gražulis, kur pats nekenčia advokatų, nors toks yra. Advokatai atsisakė turėti pilietinę poziciją Vėgėlės klausimu. Man sunku sugalvoti kitą profesiją, kuri turėtų tiek daug galios ir tiek mažai kiaušų. Antrą karo dieną daktaras, profesorius, advokatas pasakė šitai. Tenka pripažinti, kad mūsų pačių valdžios neišmintingų politinių sprendimų suklaidintų žmonių bei suskaldytos visuomenės yra daugiau nei suklaidintų Rusijos propagandos. Taip,
Vėgėlė vyriausybės veiksmus valdant pandemiją sulygino su Putino skleidžiama propaganda Lietuvoje. Ir pasakė, kad vyriausybė blogiau padarė. Vyriausybė daugiau suklaidino žmonių negu Putinas. Ir kur vienoj pusėje yra Šimonytė ir jos kabinetas, kitoj pusėje yra Putinas. Ir Vėgėlė pažiūrėjo į tas dvi pusės ir maždaug, nu šiaip jo, bet Šimonytė nori, kad skiepyčiaus, tai akivaizdžiai jie yra blogesnė, bent šitoj srity. Vakas per žmogus yra Ignas Vėgėlė, Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas ir Lietuvos advokatūros veidas. Aukokit įvairioms paramos organizacijoms bent 5 eurus nuo kiekvieno pažiūrėjusio šitą video. 5 eurai. Pirmin. Bye. Utilitarizmo.